Na, iš esmės, niekas nesupranta, ką šneka ir visi sėdi minuse. BTC niekad nebeatsigausi ir naujas high nebeįmanomas. Absurdiškai. Žmonės kai kurie masto, visiškai be jokios logikos. Jeigu ir bus dabar ralis, tai iš to ralio niekas beveik neuždirbs. Nežinau, kas gali tikėtis iš Ados all time high, bet iki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną trečiadienis, sausio 14 diena ir darome dienos analizę. Taip, BTC pagaliau rodo kažkokį tai gyvybės signalą ir padarė tai, ko nedarė per paskutinę 6 savaitės. Tai yra paskutinę 6 savaitės mes turėjom tradinimą Inside Candle, tai yra buvo viena žvakė ir paskutinių 6 savaičių price action buvo to žvakės viduje. Vakar tai pasikeitė, vakar buvo padarytas naujas high ir tai pirmas toks žingsnis į kažkokį tai konstruktyvų trendą ir konstruktyvų price actioną. Ir aišku, jau turim pirmą uptrendo signalą, pirmą uptrendo ženklą, tai yra buvo pušas, buvo retracementas į bensai užsisuportino ir buvo padarytas BOS, naujas high, tai techniškai jau bent jau lower time frame'uose yra uptrendas ir close'as aukščiau 9.6, close'as iš weekly perspektyvos aukščiau PAM EMA weekly moving average, kuris buvo labai svarbus moving average'as visą šį bullrun'ą, jo reclaimas iš weekly perspektyvos tikrai reikštų daug ir leistų BTC judėti toliau ir pasiekti kažkokius tai aukštesnius targetus. Ar bus padarytas naujas high ir ar bus padarytas taip, tai nemanyčiau. Manyčiau, net jeigu ir bus uptrendas dabar, jisai bus toks gan lokalus ir tai pereis labiau tiesiog į platesnį range'ą ir tas range high bus tiesiog aukščiau. Tiesiog kondicijos nebe tos, marketas nebe tas, market structure nebe tas, moving average nebe tiek, kad duotų tokį judesį. Tai net jeigu bus judesys iki kažkokių aukštesnių levelių, tai tiesiog pereis į platesnį range'ą. Ir manau, kad 2026 metai tikrai nebus trending metai, tai bus tiesiog ranging metai. Ir nereiktų dabar būti per daug bullish šitoj vietoj. Vėlgi, nebe tie metai, nebe tas laikas, nebe tas marketas, nebe ta struktūra. Bullish reikėjo būti 2023 metais, 2024 metais, 2025 metais jau reikėjo imti profitą. Ir dabar reikia tiesiog laukti ir žiūrėti, kas bus. Pakalbėsim šiandieną apie BTC targetus galimus, pažiūrėsim iš moving average'ų, iš weekly perspektyvos, kaip visą tai atrodo. Parodysiu vieną paveiksliuką iš vienos grupės, kur radau, tai tik pabrėžia, kaip negalima klausyti beleko ir labai atsirinkinėti informaciją, nes iš esmės niekas nesupranta, ką šneka ir visi sėdi minuse. Pažiūrėsim į altcoinus pagrindinius, tai Ethereum, Solana, pažiūrėsim į Goldo ir USDT dominance dominaciją ir kaip tai galėtų mums parodyti tolimesnę BTC kryptį. Nedominacija tai yra koreliacija su BTC ir pažiūrėsim į pagrindinius normų mėgstamiausius shitcoinus ir ką jie mums rodo, ką jie mums sako. Taip, tai pradėkim turbūt nuo paveiksliuko. Tai radau vienoje grupėje tokį labai juokingą paveiksliuką ir buvo parašytas komentaras: Bitcoin pasiekė vidutinį laiką, per kurį dažniausiai susiformuoja dugnas. Apie šiam 3 dienos istoriškai po to sekdavo atšokimas. Ir duoda 4 pavyzdžius ir nei vienas iš šitų pavyzdžių nėra nekaip panašus į šitą pavyzdį ir tiesiog neturi prasmės. Visiškai, ta prasme, čia nesąmonė, čia visiškai apie nieką. Tai pirmas pavyzdys jo dugnas, bet pažiūrėkit, kokiam kontekste dugnas po paskutinių 2 metų visiško bear marketo. Impulso konsolidacijos, tai yra trečia konsolidacija po 3 bearish impulsų. Sentimentas visiškam dugne, ta prasme, visiško apačio. Tie, kas buvo markete, atsiminė, kad čia jau sakė, BTC niekad nebeatsigausi ir naujas high nebeįmanomas.
Tai dabar, na, tiesiog nebe tas kontekstas, ne kaip šitą vietą yra nepanaši su šita, todėl tiesiog negalima šitų laikų skaičiuoti. Tai gali būti pradžia bottomo formavimo, ne, ir na, aš sakyčiau, kad net šita vieta labai panašiai į šitą vietą ir mes pažiūrėsim struktūriškai parodysiu ir iš moving average perspektyvos, kad, na, iš tikrųjų tikrai labai šita vieta panašiai į šitą vietą ir tai gali būti pradžia jo ir, na, galima sakyti, kad nuo čia buvo pradėtas formuotis dugnas ir jo dar buvo einama žemiau, bet, na, pagrindinis turbūt selofas buvo šitas, čia jau buvo jis menkesnis ir, na, po to sekė pagrindinė konsolidacija. Tai čia gali būti dugno formavimo pradžia ir nesakau, kad bus, aišku, na, lygiai taip kaip čia, na, tikrai taip nebus. Gali būti, bet, na, marketai taip neveikia. Bet jo, tai gali būti dugno formavimo pradžia ir čia tikrai gali būti dugnas, bet, na, tas dugno formavimas užtruks daug ilgiau, jeigu mes kalbam apie trendą pro naują all-time high, ne. Toliau šita vieta, tai, na, irgi čia išvis po uptrendo, tai yra čia pullbackas tiesiog uptrende, vėlgi, na, čia nėra pullbackas uptrende. Šitą vietą buvo galima skaityti pullback uptrende. Tai yra, ne, kur mes turėjom uptrendą ir jo, čia iš tiesų buvo pullbackas uptrende, galima taip sakyti, ir po to antras impulsas, na, tokia tiesiog konsolidacija leidžiantis į žemyn. Nes, na, šitą vietą net nesakyčiau, kad buvo downtrendas, tiek struktūriškai tai nebuvo downtrendas, tiek iš laiko pusės, iš selofo pusės. Na, šita vieta tai irgi kontekstas toks, kad čia po metus laiko trunkančios konsolidacijos ir, nu, nekaip šita vieta nepanašiai šitą vietą. Tai tiesiog, na, šitas paveiksliukas apie nieką, tai tiesiog norėjau parodyti ant kiek absurdiškai. Žmonės kai kurie masto, na, visiškai be jokios logikos. Tai, na, tai judėkime toliau. Taip, kodėl struktūriškai šita vieta labai panašiai į šitą vietą, o ne ir niekaip nepanašiai į šitą vietą. Tai labai paprasta tiesiog žiūrint į moving averages. Įsijunkim iš pradžių PM moving average, ne, tai kodėl aš sakiau, kad čia buvo pullbackai uptrende, nes, na, tai buvo weekly uptrendas ir tai buvo pullbackas į PM EMA ir po to naujas high. Vėlgi weekly uptrendas, pullbackas į EMA ir naujas high ir dabar buvo sulaužytas PM EMA ir, na, dabar mes treidinam žemiau jo lygiai taip pat kaip čia. Ne, lygiai taip pat kaip čia. Kas čia atsitiko, tai čia buvo labai gražus fakeoutas, kur buvo weekly close'as aukščiau, na ir po to subirėjimas, tai vat reiktų žiūrėti tokio price action'o, ne? Tai yra, jeigu bus weekly close'as aukščiau PM EMA ir nesugebės kaina aukščiau laikytis ir toliau judėti, o grįž žemiau, na tai turbūt reikštų tikrai naujus lows. Tai labai reiktų stebėti šitą dalyką. Jeigu bus close'as virš PM EMA, kaip kaina reaguos, ne, ar sugebės tradinti, ar sugebės acceptinti, jeigu grįž žemiau, na tikrai grįž retestinti ir šitos low. Nesakau, kad bus, aišku, naujas low, gal tada tiesiog tai bus platesnis range'as, bet kad būtų tolimesnis, na, trendas ir judesys, kaina tikrai turi pradėti statyti structure virš PM EMA. Na, kodėl šita vieta nepanašiai, nes tai buvo tik viena žvakė ir po to iškart staigus rekleimas. Toliau iš daily moving average perspektyvos, ne, tai mes matom, kad šitoje vietoje jau buvo pilnas daily downtrendas pagal moving averages, ne, kur mes turim PM aukščiau 100, aukščiau 200 ir tai prasidėjo būtent šitoje vietoje. Per visą praeitą bullruną, ne, to nebuvo, tai, na, lygiai dabar per visą praeitą bullruną to nebuvo, dabar taip yra ir, na, čia irgi matom, kad čia reiktų gal įsijunkim daily, pažiūrėkim, kaip tai atrodė. Na, kaina nesugebėjo rasti supporto virš 200.
Ir, tiesiog sukrito žemiau, ir jo irgi dar vienas signalas. Tai arba 200 ant daily, arba PM ant weekly. Jeigu kaina nesugebės rasti supporto ant tų moving average, tai, turbūt tikrai laukia nauji low. Tai, sueina labai gražiai dabar 200 su 100k, 99,5, beveik 100k, tai galim sakyti. 100k tas levelis, kur, make or break levelis, tai yra, jeigu kaina nesugebės rasti supporto 100k, sakyčiau, iš weekly close perspektyvos, tai pradėt closint weekly žvakės, kas čia atsitiko. Žodžiu, 100k. Kaina dabar tik pradėjo judėti pro moving averages, tai nelabai veikia taip marketai, kad taip turbūt nebus, tai net jeigu bus 100k, tai turėtų būti turbūt dar vienas sell-offas ir supportas ant PM ir tada dar vienas bandymas ir gal tada prasimuš pro 100 ir vėl kažkur čia supportas ir tik tada, tai nebus va taip, tiesa linija, negalvokit, tai net jeigu ir bus, tai atrodys kažkaip taip ir tai bus daug labiau konstruktyvo, aišku, tai yra, net nebijokit, kad dabar skaičiau chatus, tai dabar vėl vyksi max long, ne tas sentimentas, kuris duotų kažkokį tai labai sustainable rally, tai net jeigu kaina ir jinai kils labai labai negražiai ir uždirbti bus sunku ir tai bus toks labiau bouncinimas tarp moving average. Lygiai taip pat kaip ir downtrende, tai kur čia geras pavyzdys po uptrendo, kai prasideda downtrendas. Čia tarkim turėjom uptrendą ir tada kaip ir kaina prasimuša pro PM, bet po to grįžta, vėl bouncina, vėl net padaro naują high ir tada pušas, bet neužsiklausina žemiau 200 ir tada vėl bouncina ir kol ateina tas klausas žemiau 200 praeina labai daug laiko. Tai mes esam tik pačioj pradžioj šitos stadijos, jeigu čia buvo downtrendas ir čia jau pradėjo formuotis bottomas, tai mes iš esmės esam čia kažkur. Čia kažkur. Tik buvo paliestas 100 ir dar tikrai reiks, manau, čia price actioną, kad kaina pajudėtų toliau. O gal ir ne. Tai yra, aišku, gali būti ir taip, bet toks ralis tiesiog nėra sustainable ir paliks daug gapų ir daug inefficiencies ir nemačiau, kad markete atsitiko kažkokių tai labai super nenuspėjamų breaking news eventų, kuris ant tiek staigiai inefficiently galėtų pakeisti BTC kainas, žinant tokį structure. Tai tiesiog, jeigu bus taip, tai ne 100, bet 99% kad bus tiesiog sell-offas atgal. Jeigu tai atrodys kažkaip labiau negražiai, kylančiai, bet negražiai, tada tikrai didesnė tikimybė kažko tokio. Bet vėlgi, vien tai kaip nupešiau, tai jau bus 2026 metų vidurys, tai jau bus praėję daug laiko ir tada jo galima bus sakyti, kad čia tipo susiformavo bottomas. Rašiau šiaip visas tas priežastis į savo grupę, dar kartą, tai kam įdomu gali pasiskaityti, kas iš esmės nepasikeitė. Taip, 13 minučių, okei. Paveiksliuką pažiūrėjom, tą pažiūrėjom, ką dabar galim pažiūrėti. Pažiūrėkim turbūt, norėčiau šiaip pažiūrėti, palikim dabar BTC, po to pereisim prie altcoinų, norėčiau pažiūrėti Goldo ir USDT koreliaciją su BTC, tai Goldas toliau trendina, Goldas toliau uptrendina. Ir tie, kas žiūrėjot senesnius video, žinot, kad tas rodęs ne kartą tą koreliaciją, kur jeigu Goldas trendina, tai BTC juda šonu, jeigu BTC trendina, tai Goldas juda šonu. Ir, Goldas trendina, Goldas šią savaitę jau daro naują all-time high. Tai ženklas, kad BTC turbūt toliau judės šonu ir netrendins. Vėlgi,
tas judėjimas šonų gali atrodyti ir taip, ne, tai čia bus BTC judėjimas šonų ir iš esmės čia net būtų BTC bear marketas. Ir vėl rašiau tai į savo grupę, kad bear marketas nereiškia minus 7%, bear marketas reiškia tiesiog ilgą laiką nepadarytas naujas all time high. Ir net toks judesys tai reikštų šonų ir tai būtų tiesiog labai didelis range'as. Ir čia būtų, kad tradint tiesiog šitam range'e. Tikrai didelis tarpas. Ir tai būtų, ne 7% nuo laus, bet tai būtų vis tiek neblogai, tai būtų 3-5%. Žinant, kad BTC jau kitoks asetas, visiškai kitokiais playeriais. BTC volatility turėtų kristi su laiku ir making sense, kad šio bear marketo dugnas nebūtų toks gilus kaip seniau. Bet vėlgi taip, tai ta koreliacija, kad goldas treidina, jeigu nieks nepasikeitė markete, iš tos koreliacijos pusės, tai BTC dabar neturėtų trendinti. BTC turėtų toliau konsoliduotis ir neaišku, kur bus tas range'as, ar mes vis dar būsim užstrigę šitam siūriam range'e, ar bus padarytas kažkoks tai naujas high ir tada jau tas range'as bus platesnis. Taip iš esmės turbūt būčiau linkęs link šio varianto, kad tada jeigu mes čia turim range low ir jeigu goldas toliau trendina ir BTC dabar atrodo kažkiek tai bullish ir tikrai čia yra judesio kur pajudėti, tarkim iki 105K. Vėlgi, veikia tai aišku remsis nuo to, kaip kaina reaguos ant moving average, kaip kaina reaguos ant 200 daily moving average, ant weekly moving average, ant 100, kad sugebės kaina ten ref supporto ir pradėti building structure, ar rejectins ir grįž žemiau. Jeigu kaina rejectins tos levelius gan greit, tai manyčiau tikrai targetas naujas low, tada aišku reikia žiūrėti, koks price actionas bus čia. Gal susupportins ir gal grįš atgal ir ir jums bus tas naujas range'as, nuo kažkur, kur kaina čia rejectins, tai sakyčiau turbūt iki 105K. Tuo atveju, jeigu būtų support on moving average ir konstruktyvus price actionas, tai turbūt šita aukštesnė linija galėtų pakilti iki kažkur aukščiau. Bet, sakyčiau, toks realistinis targetas turbūt 105, sakykim 110K. Kol kas turbūt 105K ir jeigu bus konstruktyvus price actionas ant moving average, tai tada tas lygis kiltų, bet jo. Ir bus jums naujas range'as, tai iš esmės tada viskas liktų tas pats, goldas toliau trendina, bet BTC toliau range'ina, tiesiog tas range'as dabar aišku jau platesnis. Ir jo, USDT dominance. USDT dominance matosi, kad nesugebėjo prasilaužti. Nesugebėjo prasilaužti šitą lygį, tai reikštų, bent jau kol kas nesugebėjo, tai reikštų, kad kol kas oficialaus kaip ir bear marketo dar nėra, bent jau iš USDT dominance perspektyvos. Ir dabar su USDT dominance kas įdomu, tai kur tai sustos, nes lygiai taip kaip visi šitie USDT dominance highs koreliuojasi su BTC local bottomais, lygiai taip pat šitie highs koreliuojasi su BTC all time highs, Tai jeigu USDT dominance dabar nenukrys kažkur iki šito bendro levelio, nebūtinai čia turi būti naujas low ar ne, tiesiog kažkur šitas bendras levelis, o nukrys ryškiai iki vidurio ir pradės reversintis, ir BTC tuo atveju nepadarys naujo high, o irgi kažkur, tarkim, ant 110K sustos, tai bus irgi toks svarbus pokytis koreliacinis, kuris, kažkas sulūžo, nes per paskutinius 2 metus tai veikia. Iš šito
plataus range'o, kai mes esam, tai yra BTC local bottomas ir BTC local topas, tai yra ir iš čia gan staigiai pajudam iki čia ir čia BTC local topas, na ir toks range'as, ne, ir tai labai gražiai ten koreliavosi. Jeigu dabar taip atsikeistų, tai na iš esmės kažkas markete sulūžo ir na tai reikštų, kad ta fazė tiesiog kita fazė, ne, tai nebėra paskutinė 2 metų fazė, tai yra kažkokia kitokia fazė ir dabar tiesiog reikia stebėti. Taip, pereikim prie Ethereumo. Tai na, su Ethereumu daug nesikeičia. Vis dar 4 metus trunkančiam range. Ir na, čia iš vidurio tiesiog tradinti Ethereumą iki range high. Na, lievas EV. Jau esu ne kartą minėjęs, ne vienam video, tai nebesikartosiu. Mintį šiaip tokią su Ethereumu, kad na, tai gali būti labai ilga konsolidacija prieš tolimesnį breakoutą į viršų. Gal. Tokia mintis yra ir na, taip galėtų būti iš tikrųjų, vėlgi šis bear marketas parodys. Tai kai Ethereumas bus prie range lows kažkada ateityje, ne, prie 2K. Nesakau, kad tai bus. Vėlgi, tai gali atrodyti ir taip, ne, kur Ethereumas pradės tiesiog ilgą konsolidaciją savo range high ir tada įsibreakoutinti į viršų. Gali būti ir taip. Na, iš esmės, jeigu BTC nebus gilus bear marketas, tai kai kurių kitų altcoinų turbūt bear marketas nebus labai gilus. Tų altcoinų, na, kurie išgyvens, kurie, na, galimai verti kažko, bet jeigu Ethereumas, na, grįž čia, tai čia, na, bus toks make or break momentas, ar bus bounce'as atgal. Na, jeigu grįž žemiau štukos, tai, na, manau, nebegrįž niekad atgal. Na ir Solana jo ir struktūriškai dabar iš daily perspektyvos, na, atrodo geriausiai iš tikrųjų, tai, na, čia toks labai aiškus levelis, kurį, na, jeigu pramušus ir čia susiradus supportą, tikrai galima pajudėti aukščiau iki 100-200 ir iš weekly perspektyvos žiūrint, tai Solana dabar šitam trade'ui yra, na, patraukliausia, nes yra range botome, ne, tai na, jeigu taip tradint range'us, tai geriausi trade'ai yra, na, iš apatinės range'o dalies ir viršutinės range'o dalies. Tai, na, Solana dabar yra būtent apatiniai range'o daly, tai, na, longas iki viršutinės range'o dalies tikrai atrodytų neblogai. Tuo tarpu Ethereumas yra per vidurį ir tiesiog, na, nėra prasmės dabar į Ethereumą išvis lysti. Tai iš Ethereumo arba reiktų laukti shorto nuo čia iki range low, arba longo nuo range low iki atgal. Na, arba jeigu bus toks scenarius, kad pakils iki range high, pradės konsolidaciją range high, na, tai reikš, kad, na, Ethereumas bildina kažkokį tai value prie range high ir, na, breakoutas šitos konsolidacijos tikrai turėtų privesti prie gan rimto uptrendo. XRP. Na, XRP irgi kaip Solana tipo range low, bet, na, žinant tiesiog koks coinas XRP ir fundamentalus, na, nežinau, nelyščiau aš pats XRP. Tiesiog. Jo, kad visi, kas pirko realiai virš $2, na, nebent kaip tradas, ne, pirkti čia, parduoti čia, turbūt jo, bet ar bus padarytas dabar naujas XRP high, nemanau. Plius, na, iš fundamental pusės, na, XRP visiškai šiukšlės tokenas, tuo tarpu, na, Solana bent jau naudojama kažkam ir
stablecoinuose Solana, ant Solanos čia eina daug stablecoinų, plus visi tie shitcoinai. Tai, XRP, Solana tiesiog nepatrauklesnis trade'as. Struktūriškai gal panašiai, abu prie range lows, bet jo, į XRP aš nelyščiau. Ir jo, ADA. ADA tas pavyzdys, kaip, net jeigu ir bus dabar ralis, tai iš to ralio niekas beveik neuždirbs. Ir, puikus pavyzdys ADA tiesiog. Tai visi, kas, net jeigu bus kažkoks tai ralis, sakykime, ten ADA pakyla iki 7 centų, iki šitų highs, nesakau, kad tai bus, bet, hipotetiškai scenarijus. Pakyla, čia pradeda breakit structure, rodyti weakness signalus ir, čia jau reiktų parduoti. Tai, iš to uždirbs tik tie, kas pirko čia. Arba kažkur tai, kas turi trend following strategijų, iššoko į jau esantį trendą, bet, tie žmonės, kurie treidina su strategijom, tai, jie uždirbdas kam marketą. Bet, tai yra 1%, turbūt 0,1% žmonių. Tai didžioji dauguma, ką darė, tai DCA. Ir tada pradeda kilti, tada perka toliau, čia kyla, perka toliau, ir tada prasideda market structure, jau reversal signalai ir jie neparduoda, laiko toliau, nes tikisi, bent jau, gal ne naujo high, nežinau, kas gali tikėtis iš ADOS all time high, bet, bent jau kažkokio tai high, kuris, obviously neteis, ir tada toliau į nulį. Ir visi tie, kas čia DCA ir į viršų DCA ir, toliau DCA. Tai tokia istorija, 90% marketo dalyvių, tai jo, ADA labai geras pavyzdys tam. Pepe. Pepe irgi toks tipo coinas, kaip ir pradeda daug resistance iš tikrųjų ant Pepes, tai visi, kas pirko Pepe, kur čia? Realiai per visus 2024 ir 2025 net metus, sakyčiau. Realiai, tik nuo čia, dabar, kaip tie, kas pirko čia dabar, kaip ir biški pliusę, gal ant breakyvam, bet realiai visi, kas pirko čia dabar minusę ir, nežinau, ar jie holdins vėlgi. Gal market, tiek, kas holdina Pepe, gal tiesiog tokie atsilūpę, kad niekad neparduos, iš esmės, jeigu niekad neparduos, tai, ir tęsis tas uptrendas, bet tiesiog per daug overhead supply. Pagalvokit visi, kas pirko per paskutinius 2 metus dabar minusę ir, tikrai jie mėgins išsimesti. Tai gal ir bus čia kažkoks tolimesnis ralis, bet, bet kokią progą išsimesti, jie išsimes. Ir kol kas, atrodo kaip ir neblogai, vėlgi, nėra BS, tai buvo tas pirmas initial impulsas, kaip ir sell-offas, bet užsisuportino, rado kažkokį tai supportą. Ir, vėl impulsas, jeigu sugebės padaryti BS ir pradėti čia trading ir šitų highs, tai ilgas procesas, ta prasme. Kažkokiam tai rimtam uptrendui tai bus ilgas procesas, viskas, kad viską taip per dieną tiesia linija, tai 100% bus nusoloffinama. Tiesiog, pavyzdžiai jums. Pavyzdžiai. Pepe gal ne tas coinas, kur vyksta konstruktyvus trend buildingas, gal reiktų žiūrėti BTC, taip, buildinas uptrendai ilgai, tai kyla sell-offas ir atrodo, kad džopa ir tada prasideda tas toks rimtesnis judesys, lygiai kaip ir čia, 10 mėnesių sideways ir po to buvo stiprus impulsas. Tai užtrunka laiko. Vėlgi, bet kas taip greit pakyla, tiesiog kaip bitcoinai, greit kyla, greit sukrenta. Jeigu nepasistatytas normalus structure ir supportas, tai nieko nebus. UNI. Čia irgi toks vienas bitcoinų, kurį dažnai girdžiu, kad apie kurį šneka, tai
Na nežinau, gal iš fundamental pusės nėra visiškai jūslė šiukšlė. Uniswapas bent jau ten kažką swapina ant Ethereum. O iš charto pusės tai... Na turbūt jo, jeigu pirkti ir tikėtis, kad jisai pakils vėlgi, na 2025 metais jau nebuvo padarytas naujas high, o jau buvo underperformances, na tai turbūt $12. Gal įmanomas targetas 10, manau tikrai. Tai na jo, turbūt jeigu pirk dabar ir parduot prie $10, gal ir ok. Na ir aiškus tada invalidationas, ne, kad jeigu čia pradės kryžti žemiau, tai na tikrai nebeholdint, nes jeigu jau pames šitos levelius kažkur 3,5-4, tai na tada tikrai į nulį. Tai na čia jau gan aiškus invalidationas, ne. Ir toks tradas, na bet, na gal tikrai būtų gan logiškas, kad čia pįskiaurai, naujų all-time high, na vėlgi priklauso nuo Ethereumo, ne, tai gal visi šitie Ethereumo coinai, Ethereumo infrastructure coinai, na jie turbūt labai bus susiję su Ethereumo kaina, tai jeigu bus tas scenarius, kad Ethereumas ten lekia į belekiek, po 5 metus trunkančios konsolidacijos, tai na tai turbūt atsilieps ir šitų visų coinų kainai, bet kol kas taip nėra, tai na tiesiog reikia žiūrėti tai, ką turim. Hypas. Na irgi ta pati situacija kaip su BTC, kur, na čia buvo aiškus distributionas prie highs, na turbūt net ne kaip su BTC, kaip su Pepe sakyčiau. Biškai mažesnis ten frame'as, bet jo aiškus distributionas prie highs, na net ir kaip su BTC, ne, tai čia irgi aiškus distributionas prie highs. Ir na visi, kas pirko realiai BTC irgi per paskutinius, na didžiąją 2025 metų dalį minusą, tai tiesiog daug overhead supply. Vėlgi BTC gal ne tas, na ne tas coinas, kurį labai bus nusimetinėjama, nes na vėlgi su long term logika, tai BTC kažkada labai kils toliau į viršų ir na nesvarbu kur tu jį perki, at some point jisai kainuos daugiau. Tų hypų gal, na ir ypač su tokiais coinais kaip Pepe. Tai tokios logikos nėra ir gan daug overhead supply. Ir ar gali būti ralis, jo turbūt gali, bet na irgi struktūriškai vien žiūrint, tai na hypas atrodo silpnai, daug silpniau. Tai na vien jeigu lygintume su Solana jau kaip ir breakoutinasi iš savo šitos konsolidacijos. Hypas na net nepadarė naujo high. Kur čia ta konsolidacijos pradžia, čia hypas išvis buvo taip, kad jisai tik nuo čia, nu tai na gal toks kaip catch-up tradas gal ir paeitų. Nes jeigu mes žiūrėtume, na lyginant su BTC, tai nuo lapkričio kažkur vidurio, ne, čia buvo tas rimtas sell-offas ir realiai nuo lapkričio vidurio kaina plus minus range'ina, tai ant hypo lapkričio vidurys buvo dar tik čia ir visai atrodė, kad visai neblogai. Na tai tokia pora scenarijų, arba hypas išvis nepajudės, arba na hypas pajudės kažkur tai kitų lapkričio highs. Tokį suformuotą range'ą sunku pasakyti, kaip bus, nežinau, asmeniškai dabar nelyščiau į jokius altcoinus, ypač tiesiog stebėčiau, bet na, jeigu kažką tradint, tai manau labiausiai apsimokėtų Solana, nes aiškiausias tradas ir geriausias structure mano manimu. Hypas, na nežinau. Gambling, jo turbūt galime, bet kam dabar įpirkti, tai na nemanau. Na ir others shitcoinų indeksas. Na irgi yra čia vietos kur pajudėti ir atrodo structure visai neblogai.
kaip ir bando prasimušti. Žiūrėsim, na, jeigu bus padarytas naujas all time high, na, priklauso, aišku, nuo BTC, bet iki kažkur 2.85 iš šitų highs tikrai gali paliekti, o kaip atsirinkti coinus, kurie, na, kažką pajudės, tai, na, sunkiai, ir, na, nežinau, aš tai tiesiog treidinčiau BTC. Jau senai apie tą šnekėjau, kad, na, sunku atsirinkti altcoinus, kurie outperformance, nes, na, bus tokių altcoinų, kurie pajudės normaliai, bus tokių, kurie iš vis nieko nepajudės, tai, na, čia tiesiog gamblina. Yra, aišku, būdų, bet, na, tai sunku. Na, o BTC, obviously, turbūt pajudės, jeigu visas marketas pajudės, neaišku, iki kur, bet, na, iki 100, gal iki 105 pk, tai, na, yra čia tos vietos 50%, tai čia tikrai galima pritreidinti. Ar longinčiau, na, turbūt nelonginčiau šito breakouto iš range high iki kažko, tai iki šitų levelio. Turbūt geriausias play čia būtų gaudyti, na, dar tokį vieną local low, na, ir, na, tikėtis, na, tai čia būtų tokie trumpi trade local low. Ir tiesiog išsimesnint naują high ir, na, trading tokiais intervalais arba po uptrendo, na, kai bus reversal signalai, jeigu matysis, kad, na, nebelaiko tų moving average, tai tada shortint kažkur iki lows. Na, o kol kas šitoje vietoje, manyčiau, reiktų tiesiog laukti. Tai jo, toks video šiandieną ir susitiksime rytoj.